Nu ir reikia karalių pažiūrėti, poną Bitcoinam. Žodžiu, aš tik žiūriu ne visą šitą range'ą, bet aš žiūriu tik tai šitą, vat. Iš tos vietos range'ą, kurį mes sukūrėm. Įsivaizduokim, kad vat šitas tik tai range'as egzistuoja. Ir kokia mano mąstysena yra šitoje vietoje. Turim šitoje vietoje range low, range high ir midpointas. Mes dabar vidury range'o esam. Ir jeigu mes norim tik tai vat, šitą range'ą trading, tai faktas, kad viskas, kas yra vidury, mes nenorim turėti reikalų. Pavyzdžiui, mes nenorim, bet šitoje vietoje mes nenorim turėti reikalų. Pažymėsiu kaip raudona. Style. Raudona, štai čia. Raudona štai čia. Šitoj raudonoj zonai mes nenorim turėti, gal dar labiau pažymėsiu kaip backgroundą. Pažymėsiu raudoną. Ir galva taip, kad biškai matytus labiau. Šitoj raudonoj zonai mes nenorim turėti reikalų. Range'as, range low, range high, midpointas. Viskas, kas yra vidury, mes nenorim turėti reikalų. Aš nenoriu tradint šito, kas yra vidury. Visiškai nenoriu tradint. Aš noriu tradint super premium, shortint, jeigu yra konfirmacija. Aš noriu tradint super discount zoną, jeigu yra konfirmacija longui. Tai dabar ištrinam. Paskutinį kartą kalbėjom apie šitą supply zoną, ar atlaikys ar ne, tai paranginom ir rejectinom. Boom. Išėmėm pirmą low, galim išimti šitą prieš 100K ir jau 97, čia būtų the dream. Kas shortina nuo čia, good job, labai gerai, kad šitą išimtumėm. Mes turim labai gerą entry, aš neuždarysiu šito longo. Jeigu tik bus galimybė, jeigu mane išstopins, jeigu bus galimybė, jeigu matysiu, kad mes atgal pradedam kilti, gaunam breakup structure, ant 5-15 minučių aš dasipirku, dadedu į šitą poziciją, dvigubinu savo poziciją realiai. Apart to, nieko daugiau nedarau. Netreidinu, kas yra vidury viso to, man čia yra šlamštas, man čia yra angliškai vadinasi daug noise, daug garso, bet apie nieką viskas. Nori tradint, super premium zoną, shortint, super discount zoną, longint. Keepinam, darom viską kuo paprasčiau, kuo viską aiškiau, be didesnių rizikų. Tai va, tai pasinaikinsiu šitas biški zonas, čia jau ir taip, viskas kaip ir aišku, ir man truputėlį maišo. Tos visos spalvos. Gerai, tai šitą galim irgi pasišalinti, nes mes gavom reakciją. Ir daug komentarų buvo, tai viskas, mes čia jau gavom breakup structure viršų, tai link all time high eisim. Visada yra tokia galimybė. Viskas ok su tokiom nuomonėm, aš irgi daug spekuliuoju, bet kame esmė šitoje spekulacijai buvo, kad tikrinam kiekvieną 4 valandų supply zoną. Kiekvieną kartą atsakingai nešokam iš karto į patį viršų. Čia va turėjom 4 valandų supply zoną. Ar gavom kažkokį didesnį breiką? Gavom viką. Išstopinom tiek longus, tiek shortus. Grįžom atgal. Šitą supply zoną, tokia maža, išstopinom su šituo viku ir į apačią. Susirinkom visus pinigus ir nurodėm į apačią. Ar galėjom visą šitą magnetą pasimti, šitos equal highs, būtų tobula buvę, bet kai mes baigsim leistis kažkurioje tai vietoje, čia bus super didelis magnetas, nes šitas high ir šitas, jie labai artimi yra, bet dasideda. Vau, čia kiek pinigėlio, tai mes tikrai čia sugrįšim, tikrai sugrįšim. Tai aš labai stipriai norėsiu dalyvauti longe. Ir dadėsiu į savo longą nuo, kad ir kokia zona bebūtų.
Žiūrėsim, aišku, dabar 100K ir po to jau pažiūrėsim ir tarp 97-98. Bet va taip viskas atrodo dabar. Red. Tai va, tikiuosi, jūsų savaitė buvo pelninga, tikiuosi savaitgalį ilsitės, tikiuosi jums sekasi puikiai. Jeigu norite išmokti tradinti, matyti marketą toks, koks jis yra, daryti predikcijas protingai, svarbiausia tradinti su paskaičiuota rizika, o ne gamblinti. Užsukit pas mus į Telegramą, Oskaras Trading, turim techninės analizės mokymus, signalų grupę, diskusijų grupę, copy tradingą, daug įvairių paslaugų, turim ir asmeninės pamokas, asmeninės konsultacijas. Tai jeigu kažkas jūs domina, nori dalyvauti visame šitame dalyke, tai parašykit mums, susisiekit, o jeigu norite tiesiog mus stebėti, irgi numeskit laiką, jeigu patinka tokios techninės analizės ir ačiū labai už jūsų suportą. Tai va. Gerą savaitgalio jums, tikiuosi jums ramybės, sveikatos jums ir jūsų šeimai. Tai va, ramybės, chebra, ir susimatysim jau rytoj.